Labas, labas, tu tik pasižiūrėk, kokio grožio atkeliavo mūsų papuošalai. Nuostabus pakabukai, žiedai, kurie yra reguliuojamo dydžio ir tiks visiems pirštukams mūsų pačio mylimiausio akmens. Taip pat tai yra apsaugos akmuo, taip pat mes turime menuliuko ir ametisto. Tai yra pakabukai ir žiedai. Galbūt kelsiu dabar ne viską iš eilės mūsų unboxingą, bet nusprendžiau, kad šiandieną noriu pirmiausia pasidalinti su jumis savo mylimais menuliukais ir kitą dalį kelsiu rytoj arba užporyt. Noriu, kad jūs pamatytumėte patys pirmieji, kol dar neiškeliavo į elektroninę parduotuvę, kad galėtumėte patys pirmieji išsirinkti ir parašyti man, jeigu kažkas patiko. Tai tiesiog kviečiu pasidaryti print screeną ir parašyti kokio žiedelio arba pakabuko nori, kol neįkeliu į elektroninę parduotuvę. Kaip matai, šitie žiedeliai visi yra reguliuojamo dydžio, todėl tiks kiekvienam pirštukui. Ir su tiek atšvaitų, su tiek mirksiukų, matote, melsvas koks nuostabus, tai yra mėnulio akmuo, tai yra moters akmuo, apie viskas, apie moters sveikatą, apie pasąmonę, apie sapnus, apie intuiciją, apie aiškiaregystę, kas tokius turite, gebėjimus ir apskritai apie moteriškumą ir grįžimą į savo ašį. Štai šis apsaugos pakabukas yra išties labai didelis ir dar ir labai ryškus, nerealaus ryškumo. Čia tiek žvaigždžių, visatos ir pašvaisčių, kaip galite matyti, specialiai paimu į ranką, kad pamatytumėte, koks yra dydis ir kad galėtumėte apžiūrėti iš visų pusių. Tai čia yra pirmoji dalis, kokį grožių gavome, prieš tai unboxingą irgi žiūrėjote. Sekančius akmenėlius ir kristalus įkelsiu vėliau. Štai čia yra dar vienas pakabukas nuostabaus, neįtikėtino ryškumo ir patikėkit, kol viskas vyksta, visa šita fotosesija, aš svarstau, ką man pasilikti ir kuriuos man pasilikti sau ir negaliu išsirinkti, nes vienas už kitą yra gražesni. Jūs tik pasižiūrėkite, koks spindesys, koks grožis, koks ryškumas. Neįtikėtinai gražus, neįtikėtinai gražus ir šie nuostabūs akmenys yra nuostabios energetikos ir tai yra vienas mėgstamiausių mūsų kristalų. Va štai čia yra taipogi žiedelis universalaus dydžio. Jį galėsite ir mažinti, ir didinti. Taipogi yra labai ryškus ir turi be galo daug pašvaisčių. Aš čia matau visas šiaurės pašvaistės ir žvaigždės. Fantastiško grožio, fantastiško gylio. Taip pat jisai ne tik saugo, jisai suteikia ir labai daug energijos, ryžto ir drąsos. Va štai čia dar vienas menuliuko žiedelis. Taipogi turi labai gražių mėlynų mirksiukų, matote, kiek ten žvaigždelių slepiasi. Taipogi labai daugelis žalvario ir vario papuošalų, kurie atkeliavo visiškai neseniai, taipogi yra reguliuojamo dydžio. Ne visi matysite iš nuotraukų ir aprašyme, bet taipogi yra reguliuojamo dydžio ir jau ten gali rinktis ir vyrai, ir moteris, taip pat žalvario ir vario apyrankos, kurios suteikia labai daug energijos, įsižeminimo, ramybės, galios ir padeda mums prisiminti, kas mes esame ir ką mes iš tiesų sugebame. Štai čia yra ametisto žiedelis, berods jau paskutinis. Jisai taipogi yra reguliuojamo dydžio, todėl tiks visiems piršteliams. Na ir šiandieną jau keliaujame į pabaigą, dar šiek tiek papuošalų bus, tačiau antra dalis rytoj arba užporyt. Norėjau parodyti pirmuosius, kuriuos planuoju sukelti elektroninę parduotuvę, tačiau iš labai didelės meilės jums norėjau pirmiausia parodyti jums, kad jūs galėtumėte išsirinkti patys pirmieji. Na ir štai čia turbūt jau paskutinis šiandienos mūsų grožis, taipogi yra mėnulis, štai tokios formos. Ir taipogi turi labai daug gražių, mėlynų, pašvaisčių ir žvaigždelių. Pasižiūrėkite, kokia meditacija, koks grožis. Iš karto nuskraidina kažkurį visatos tolius, visatos gelmes. Visų papuošalų formų ir pakabukų
Turiu tik po vieną vienetą, todėl jeigu kažkas patiko, iš karto darot print screeną ir siunčiate man Facebook'e arba Instagram'e Mėnulio magija 777. Visur esu tuo pačiu vardu. Jeigu nerasite, rašykite ir čia TikTok'e, kas patiko, manau, kad vienas kito kontaktą rasim ir susitarsim. O kuris tau buvo gražiausias? Parašyk.